Išvykoje nusileido Monako krepšininkams. Šeimininkai į priekį nebuvo išsiveržę nuo pat pirmo kėlinio vidurio iki ketvirto kėlinio pabaigos, tačiau neįtikėtinus metimus pataikęs 22 taškus pelnęs Maikas Džeimsas leido Monako ekipai prisivyti žalgiriečius. Pergalę išplėšti galėjęs Silvano Francisco Puki, nu baig. buvo netaikus. Puki. Žalgiriui neužteko jėgų. Kontroliavome rungtynes 39 minutės 42. Puki negalima. Žaidėme puikiai, metėme metimą, galėjus išplėšti pergalę, o mūsų bake pratęsimui neužteko kuro. Nemanau, kad kažką reiktų kritikuoti. Pratęsimas buvo kai kas, ką mes neturėjome pakankamai energijos. Auklėtinių pastangomis didžiavęsis Andrėja Trinkierius buvo užtikrintas, jo auklėtiniai nusipelnė pergalės. Kartais pergalės yra pervertinamos. Tikiu, kad žaidėme geriau, kad nusipelnėme laimėti šias rungtynes. Ilgą rungtynių dalį solidžiai atrodžiusių žalgiriečių gretose naudingiausiai rungtyniavo Ignas Brazdeikis, pelnęs 16 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir surinkė 17 naudingumo balų. Skaudus pralaimėjimas. Manau, kad ilgą rungtynių dalį turėjome kontrolę. Galiausiai kiek sustabarėjo mūsų puolimas, o gynyboje leidome pagrindiniams jų žaidėjams eiti ten, kur jie nori. Jie pataikė metimus, o mes ne. Kauno Žalgiris nuo įkrintamųjų zonos atsilieka 2 pergalėm. Eurolygos reguliariame sezone liko 3 rungtynės, tad kauniečių galimybės patekti į kitą etapą labai didelės. Minimaliomis galimybėmis nepasinaudojo ir Vilniaus Rytas. LKL čempionai vakar namuose FIBA Čempionų lygos J grupės rungtynėse 1 taško skirtumu nusileido Malagos Unikakai. Vis tik šis pralaimėjimas nieko nelėmė. Tuo pačiu metu vykusiose rungtynėse Kazio Maksvyčio